Lietuvos miškų naikinimas. Istorinė kronika ateinančiom kartom. Jovaišų miškas. Štai čia visai kitas miškas, Jovaišų miškas, bet jis gretimai. Vienoje pusėje kelio Šėta Ukmergė, vienoje kelio pusėje, dešinėje pusėje, jeigu taip važiuojant, yra Normainių miškas, o kairėje pusėje Jovaišų miškas. Ir va čia, kur buvo anksčiau girininkė, irgi matom jau kiek miško medžių sudorota. Didžiulės krūvos medžių kamienų. Pačių gražiausių, pačių storiausių, pačių vertingiausių. Va, praleidau. Čia va yra krūva. Tokio dalyko dar mano gyvenime nemačiau, kad taip tiek visomis kryptimis nuo Šėtos į bet kurį mišką pasukus yra didžiuliai iškirstų medžių plotai. O čia matome priekyje pupso didžiulę šakų krūvą. Tai va čia rezultatas, kadaise teikė degonį, paukšteliams užuovė buvo, vabalėliams buvo namai ir dabar yra, kaip pasakyt, padarytas šiukšlynas. O tą mastelį irgi paprašysiu mano asistento, kad atsistotų ir pamatysim, koks yra aukštis, nes taip sunku įsivaizduoti. Va, matom, kokia didžiulė krūva. Aukštis jo 1,90 m. Ir va, kokios provėžos paliktos. Po pusę metro. Ir va, kelias eina gilin į mišką ir ten irgi iškirsti plotai. Va, matome, buvo kadaise gražus miškas. Medžiai augo, o dabar paversta tokia, neaišku kaip ir pavadinti, ko čia paversta. Čia matome obelis laukinį sulaukėjusios, o čia buvo ta anksčiau girininkė. Nu va, čia matome rekordinį skruzdėlyną Lietuvoje. Po mano filmo sukurto dabar taip gražiai aptverta. Tai čia miškininkams pagarba. Taigi va, matome, miškininkai padarė gerą tvorelę, o aukštis skruzdėlyno tai beveik su manim lygus. Tai čia galima sakyti rekordinis skruzdėlynas šiuo metu Lietuvoje. Arba vienas iš tų rekordininkų. Tik gaila neįrašytas į Gineso rekordų knygą. Pirmą kartą pamačius, kokie įspūdžiai apie šitą skruzdėlyną? Žinokit, tai mandagiai tariant šokiruoja. Tokio įspūdį nesu matęs, nors vaikystėje praleidau daug laiko miškuose ir turėjau savo namų aplinkoje irgi skruzdėlyną, bet tai buvo gal tokia aukščio, tik tai, va tiek va. Ir jis tokia užėmė gal pusmetrio didelį dalį. Čia tikrai nesu matęs tokio, tikrai nuostabiai. Tai va, šalia tokio didžiulio skruzdėlyno, Lietuvos gamtos paminklo ir va kertamas miškas, naikinamas, kad gaila, kad taip toks grožis ir jis naikinamas.